Sveiki, gerbiamas lektoriau, papasakokite apie save. Kokį dalyką dėstote, kokia jūsų specializacija šioje srityje ir asmeniniai interesai? Sveiki gyvi. Aš esu Edvardas Kazlauskis ir dėstysiu ir dėstau fitoterapijos pagrindus. Fitoterapija, kaip žinia, yra mokslas apie vaistažoles. O aš pats esu vaistininkas, 1991 metais baigęs tuometinę Kauno medicinos akademiją ir joje susidomėjęs tokiu dalyku kaip vaistiniai augalai, o po to fitoterapija ir viskas, kas susiję su augalais ir jų panaudojimu sveikatinimui, gydymui, sveikatai palaikyti, profilaktikai ir panašiai. Kadangi seniai domėjaus, tai laikas nuo laiko visada reikia arba atnaujint žinias, arba pasipildyt naujomis žiniomis. Ir 2006 metais aš įstojau į Barselonos universitetą ir per porą metų baigiau fitoterapijos magistro studijas ir turiu fitoterapijos magistro diplomą. Dar prieš tai Sveikatos apsaugos ministerija man suteikė aukščiausios kategorijos vaistininko atestacijos diplomą. Aš esu aukščiausios kategorijos vaistininkas farmakognostas. Farmakognozija yra universitetinis mokslas apie vaistažoles. O fitoterapija yra mokslas, disciplina ir gal net gyvenimo būdas, kaip tas vaistažoles panaudot žmonių sveikatai ir gerovei. Jau nekalbant apie tokius dalykus kaip paskaitų lankymas, mano hobis yra ir straipsnių rašymas. Tai per savo gyvenimą ne 40, gal 50, gal 60 straipsnių esu parašęs, tiek, galim sakyt, mokslinėj spaudoj, o dažniausiai tai populiarinimo, vaistažolių populiarinimo temomis parašyti straipsniai tiek žurnalus, tiek laikraščius, tiek socialinėje erdvėje. Taigi, kai turi daug žinių, tiesiog be pasigyrimo daug žinai, tai ateina noras tom žiniom pasidalyti ir dėl to aš esu jūsų dėstytojas ir būsiu jūsų dėstytojas tų studentų, kurie ateis mokytis, kurie ateis žinių ir supratimo apie vaistažoles ir fitoterapiją. Gerbiamas dėstytojau, jūsų patirtis tikrai įspūdinga iš to, ką pasakojate, bet gal galite trumpai papasakoti, kas paskatino jus pradėti domėtis šiuo dalyku ir kodėl pasirinkote į sveikatą žvelgti iš holistinės perspektyvos? Jeigu atvirai, klausimas yra sudėtingas, tai dažniausiai klausimų ir nebūna paprastų. Negaliu pasakyt, bet kažkada mes baigėm vidurinę mokyklą. Po vidurinės mokyklos aš buvau pradėjęs chemijos studijas ir net ne Lietuvoje. Ir baigiau vieną chemijos studijų kursą ir gal toks ženklas, gal ne. Žodžiu, aš besimokydamas chemijos, grynos, tikrosios chemijos, aš tais metais nusipirkau pirmą knygą apie vaistažoles. Įsivaizduokit, metai po vidurinės mokyklos baigimo ir man kažkas pasakė, nueik į medicinos knygyną ir nusipirk knygą apie vaistažoles. Ir kažkas jau kirbėjo, tiesiog nežinau kas. Tai ne dėl apleistų mokslų, ne dėl akademinių skolų aš sėkmingai užbaigiau pirmą chemijos studijų kursą
tada grįžau į Lietuvą, įstojau į tuometinį Kauno medicinos institutą ir jau pirmo kurso pabaigoje aš buvau, kaip šiandien pasakius, aš užsidegiau vaistažolėmis, nes tiesiog buvo disciplina tokia kaip botanika. Pirmas kursas pašvęstas botanikai. Ir tada pradėjau jau giliau, kadangi vis dėlto institutas, aukštoji mokymo įstaiga, tai ten galima labai stipriai įklimpt, nes yra visos galimybės, yra dėstytojai, yra vadovėliai, yra knygos, yra praktikos darbai, yra, tarkim, ekspedicijos tais laikais į gamtą ir panašiai. O kas kaltas buvo dėl to, tiesiog nežinau. Be abejo, aš esu kaimo vaikas. Aš esu grinutėlis kaimo vaikas. Net ne šiaip kaimo, o vienkiemio. A, Kiekviename tų laikų ūkyje, vienkiemyje ar kaimo sodyboje vis dėlto buvo, mm, visada buvo tų priemonių, kurios buvo, tarkim, už akademinės, galim sakyt, medicinos ribų. Ne paslaptis, buvo vaistažolės, buvo kitos tam tikros priemonės, visiškai nemedikamentinės, galim sakyt, neoficialios. A, Neužmirškim, kad tais laikais šalia žmonių gyveno ir taip gyveno gyvuliai. O juos reikėjo taip pat ir gydyt, ir saugot. Ir aš tai mačiau. Bet tas gal tik dėjosi į galvą, dėjosi kažkur, gal į sielą, gal dar kažkur. Ir vieną dieną tas išplaukė. Ir tai nėra taip, kad nusipirkau vieną knygą ir susidomėjau vaistažolėm. Jeigu atvirai, nuo tų laikų senų jau praėjo daugiau kaip 35 metai, aš kiekvieną dieną tiesiog aš dirbu su vaistažolėm, valgau duoną iš to, bet aš iki šiol lankau paskaitas, klausausi jų, skaitau, domiuosi tiek naujas knygas, tiek seniausias knygas. Žodžiu, aš skęstu tame. Ir man negėda, aš galiu sakyt, net tuo didžiuojuos. Ir dalį tų žinių, kiek įmanoma per tam tikrą laiką perteikt studentams, aš tą ir darau. Tai vat ir kyla klausimas, tiek patirties sukaupus per 40 akademinių valandų, gal galite papasakoti, kokias, na, pagrindines temas ar klausimus nagrinėsite su studentais paskaitų metu Holistinio ugdymo institute? Taip, 40 akademinių valandų studijų nėra daug, bet tai nėra ir mažai. Galim sakyt, daug kas priklauso ir nuo dėstytojo. Tai mano studijų medžiaga yra sudėliota taip, kad banalu, bet mes pradedam nuo istorijos, nes be botanikos nėra farmakognozijos kaip akademinės disciplinos ir be farmakognozijos nėra fitoterapijos. Kaip minėjau, farmakognozija yra mokslas apie vaistažoles, o fitoterapija gydymas vaistažolėm. Tai nežinodami pačių paprasčiausių farmakognozijos principų, mes neturėsim kokybiško supratimo apie fitoterapiją. Taigi, nevarginu studentų istorija, bet yra keli akcentai. Būtini, būtini keli akcentai iš istorijos. Po to mes mokomės elementariausių dalykų. Kaip ir svarbiausia, ką galima paruošt, tarkim, namų sąlygom, buitinėm sąlygom iš vaistažolių. Tai ir nuovirai, ir užpilai. Mes užpilam vandenį, gaunam tam tikrą, galim sakyt, vaisto formą. Taip ir jinai vadinasi, vaisto forma. Liaudy tai vadinam arbata,
jeigu oficialiau tai bus užpilas, bet tai yra vaisto forma. Ir mes ją naudojam kam? Sveikatinimui. Tiek profilaktikai, tiek gydymui, tiek, kitiem dalykam. Ir tai yra paprasta smulkmena. Kaip teisingai tai padaryt? Mokslas seniai tai yra, tarė žodį. Kaip užplikyt? Kiek laikyt užplikius? Ir svarbiausia yra kodėl. Matot, buity yra labai lengva laužyt taisykles, bet, senas banalus posakis yra, kad taisykles galim laužyt tiktai tada, kada mes jas žinom. Taigi, ką padaryt iš vaistažolių galima, kaip jas paruošt, o po to svarbiausia yra suprast, kokios gi medžiagos yra vaistažolėse. Matot, gydo ne pačios vaistažolės ir ne šventa dvasia vaistažolių, o tam tikros medžiagos, kurios yra vaistažolėse. Jos kaupiasi vaistažolėse ir mes vienu ar kitokiu būdu jas panaudojam. Ir tų medžiagų suma ir lemia mūsų, taip pageidaujamą vaistažolių poveikį. Bet kokios tai medžiagos yra? Va, tą ir pasakoju. Yra daug, begalė, veikliųjų medžiagų ir vienos veikia vienaip organizmą, kitos veikia kitaip. Ir aš tai perduodu ir gan, kiek žinau iš studentų, studentai puikiai tai supranta, bet viena vaistažolė yra, kaip ir sakoma, vienas karys, žodžiu, lauke nelabai ką gali ir padaryt. Taigi yra vaistažolių mišiniai. E, Kaip paruošt taisyklingai vaistažolių mišinį. Tai yra, paimam vieną vaistažolę, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ar 8 ar panašiai ir kaip jas teisingai sudėliot. O kodėl jas reikia teisingai sudėliot? Dėl to, kad jos veiktų būtent taip, kaip mes esam sumanę. Bet kaip sumestos vaistažolės, tarkim, į vieną puodelį, jos veiks. Bet jeigu mes norim paruošt tokį mišinį, kad jis tenkintų mus ir, tarkim, ligonį, yra tam tikros taisyklės, yra tam tikri principai. Ir aš juos pasakoju. Kodėl reikia taip daryt, o kodėl reikia, o galbūt taip nereikia daryt. Taip pat, yra taisyklės, ko nereikėtų daryti, kaip reikia saugotis. Ir supraskit, jeigu vaistažolė veikia organizmą, tai, kaip sakant, jos ne visąlaik veikia taip, kaip mes norim. Jos gali veikti ir negerai. Tai ir nuodingi augalai, stipriai veikiantys augalai. Ir tas pats yra pasakojama. Na, o pabaiga, tarkim, kurso yra, tokia, kad mes apžvelgiam kelias, pagrindines, tarkim, pasitaikančias ligas kaip viršutinių kvėpavimo takų, infekcines ligas, skrandžio, virškinamojo trakto, kepenų ir tulžies, sistemos, ligas pagrindines, inkstų. Ir ten yra sudėliota, galim sakyt, kaip etaloniniai algoritmai, ką reikėtų daryt. Matot, kelias ligas, kur paminėjau, tai yra mažai, kad mes, galėtumėm, kaip čia pasakius, kad galėtumėm disponuot, savo žiniomis ir kitų ligų atvejais. Bet, kaip minėjau, etaloninis algoritmas mums duoda supratimą, kaip mes galėtume elgtis ir kitų ligų atvejais. Juo labiau yra pateikiamas gan išsamus vaistinių augalų, farmakologinių savybių sąrašas. Kokie augalai pasižymi, kokiomis savybėmis. Ar mažina spaudimą, arba didina spaudimą, arba slopina uždegimą, ar skausmą slopina. Ir turint tokį sąrašą,
Mes jau turim, tarkim, orientyrą, kur, kada, kaip ir kokiom aplinkybėm tai galima panaudot. Štai ir bendra struktūra, ko mes mokomės ir ko mes mokysimės, studijų metu, kai studentai pasirinks, studijas fitoterapijos pagrindai. Gerbiamas lektoriau, ar visas šitas įgytas žinias galima naudoti ir kasdieniame gyvenime? Nes suprantame, kad šiuolaikiniame pasaulyje žmonės pradeda sveikatintis tik tada, kai pajaučia kažkokius tai simptomus. Gal jūs turite kažkokių patarimų arba įžvalgų, kodėl tai yra naudinga net ir jaunesniems žmonėms, kurie dar nepatyrė kažkokių tai simptomų, bet kad būtų labiau sveiki. Be abejo, žinios yra, galiu pasakyt, universalios. Vaistažolių savybės taip pat yra universalios. Ko gero svarbiausias dalykas ir yra, profilaktika. Kai mes susergam, kaip aš mėgstu sakyt, geležinkelio stotyje stovintį traukinį yra žymiai paprasčiau ir lengviau, net nesustabdyt, o jam neleist pradėt važiuot. Užtenka pačios menkiausios kliūties. Traukinys nevažiuos. Bet kai traukinys įsibėgėja, jį sustabdyt yra kartais net neįmanoma arba ypatingai sunku ir su tam tikrom pasekmėm. Tas pats būna ir su sveikata, ir yra su sveikata. Yra žymiai paprasčiau išvengt ligų, negu jas po to gydyt. Aišku, 21 amžius medicina yra pažengus, labai labai stipriai, bet, buitiniam lygmenyje, mūsų rankos visada yra atrištos. Pasakysiu labai paprastą dalyką. Surišim ir studentus. Jeigu studentai, kaip minėjau, turi sąrašą, kokios vaistažolės kaip pasižymi. Pagaliau yra kelios vaistažolės labai labai, iki smulkmenų yra išnagrinėtos. Ir tai yra pavyzdys, kaip ir kitas vaistažoles galim išnagrinėt ir išsiaiškint, ką jos daro ir ko nedaro ir kaip jas panaudot. Taigi mes turim augalų savybes, žinom, kaip vaistažoles paruošt, žinom, kad vienas lauke ne karys, mes ruošiam mišinį, mes, išsiaiškinam, kaip teisingai paruošt tą mišinį, kad jisai veiktų ir tada mes galim jau veikt. Kas yra profilaktika? Paprastas, pavyzdys. Vaikučiai eidami į darželį, eidami į mokyklą 1 klasę, eidami pas dantukų gydytoją arba šiaip pas gydytoją 1 kartą ar 2 kartą. Pagaliau vaikučiai eidami pas gydytoją, kai yra imamas kraujas. Jau supratot, visur yra stresinės situacijos. Mokslas seniausiai įrodė. Jeigu mes truputėlį prieš tai, prieš faktą, užslopinam emocijas ir stresą, tai šiuo atveju aš kalbu apie vaikus, bet tas ir būdinga ir suaugusiems. Tai tas, kas nutinka 1 kart mokykla, 1 kart darželis, 1 kart gydytojas, tai mes, e, neprisimenam taip skausmingai tų įvykių. Taigi, savaitę ar 2 prieš planuojamą vizitą pas gydytoją, nes vaikučiai, čia yra svarbiausia yra, kodėl akcentas vaikučiai, dėl to, kas nutinka, jaunam, kartais išlieka ir visą gyvenimą, žinot, pirmos baimės ir panašiai. Taigi savaitę, 2 vaikas, kad ir suaugęs, gali naudot elementarias, nervų sistemą švelniai, slopinančias, raminančias vaistažoles. Tai įsivaizduokit, tam tinka ir valerijonai, ir vaistinės ramunės, ir, kitos švelniai raminančios žolelės. Pagaliau kmynai ir panašiai. Vaikas garantuotai, patirs mažiau stresą nuėjęs į mokyklą 1 kartą ar pas gydytoją.
Suaugęs, pavyzdžiui, prieš egzaminą. Mes mėgstam viską daryt prieš pat egzaminą. Vėlgi, 2 savaitės, 3 savaitės prieš egzaminą protingai parinktos vaistažolės nepaveiks neigiamai, įsiminimo galimybių, bet sumažins stresą. Ir egzaminas, bus puikiai išlaikomas be streso, be įtampos, svarbiausia, be blogo prisiminimo, be neigiamo ir mūsų, tarkim, sąmonę žalojančio, kokio nors poveikio. Čia ėjo kalba apie profilaktiką. Na, o šiaip buity gripas, sloga, kosulys, vaikai parneša iš mokyklos, tėvai vaikams parneša, vaikai tėvams, tarkim, infekcijos sukėlėjus. Tai ne visąlaik būtina gydytojo pagalba. Ir, tokiais atvejais, kol liga neįsibėgėja. Vat pirma diena ir, tarkim, peršalimo simptomai. Nelaukiant, jeigu mes pirmą dieną imsimės priemonių, tai yra priešuždegiminės vaistažolės, priešvirusinės vaistažolės, tarkim, elementariai prakaitavimą ir šlapimo išsiskyrimą skatinančios vaistažolės, visada duoda, gerą rezultatą ir dažniausiai kartais to užtenka, kad liga neįsibėgėtų. Kodėl aš paminėjau šlapimą varančias? Suprantat, nuo virusinės arba nuo šiaip bakterinės infekcijos organizmas patiria intoksikaciją. Mes jaučiamės prastai, nes, tarkim, virusų ar bakterijų, veiklos produktai yra gan nuodingi organizmui. Organizmas, negali kovot, kol yra, tarkim, nu, liaudiškai tariant, apnuodytas. Detoksikacija švelni kartais iš tikrųjų daro stebuklus. Banalu, primityvu, bet, veiksminga. Ir aišku, elgiantis su vaistažolėm, naudojant vaistažoles, svarbiausias dalykas yra jaust ribą. Kada jau laikas eit pas gydytoją, jeigu jos nesuveikia, arba liga yra stipresnė, arba situacija yra stipresnė už vaistažoles, tai tiesiog mum reikia tą jaust ribą, kad laiku suspėtumėm pas specialistą. Bet iki tol mes galim buitines problemas sveikatos ir profilaktikos, tvarkytis ir su vaistažolėm, pavyzdžiui. Kad jau paminėjote, pažengusią mediciną šių laikų ir taip, plačiai paaiškinote, kuom vaistažolės gali padėti, norėčiau paklausti, kaip jūs žvelgiate iš tikrųjų į vakarų ar modernios medicinos ir naturopatinės medicinos integracijos svarbą? Ir kodėl šis dalykas galėtų būti naudingas net ir sveikatinimo srities specialistams, gydytojams susipažinti, išklausyti kursą? Pasakysiu labai paprastai. Šiuolaikiniai vaistai, šiuolaikinės, gydymo, priemonės, metodai iš tikrųjų yra pažengę, bet yra labai paprastas dalykas. Kokia bebūtų, tobula gydymo sistema arba patys tobuliausi šiuolaikiniai 21 amžiaus vaistai, jie visada turi šalutinių poveikių. Tai yra viena, tokia, galim pasakyt, šalutinių poveikių buvimas ir svarbiausia, nenoras tai koreguot, gali sukelt, tarkim, nusivylimą gydymu ir, atsisakymu kartais gydymu. Kas mane pažįsta, žino, kad mano hobis yra domėjimasis, tarkim, vaistažolės arba kitos nemedikamentinės priemonės, tų priemonių panaudojimas onkologijoje. Vaistai onkologijoje yra labai stiprūs, tai yra stipriai veikiantys. Jų šalutiniai poveikiai yra kartais žiaurūs. Aš nieko negąsdinu, bet taip yra. Ir, o kitų vaistų, kurie slopintų tuos šalutinius poveikius, na nėra tiesiog arba jų yra nedaug. Ir patikėkit,
Tokiais atvejais, vaistažolės yra ypač ne tik pageidautinos, bet jos ir veikiančios yra. Galima daug nuveikt, tiesiog elementariai nesikišant į gydymą, tiesiog šalinant šalutinius poveikius arba apskritai gerinant, ligonio gyvenimo kokybę, galima daug pasiekt. Nekalbant apie onkologiją, bet kuri chirurginė operacija, turi mažiau, komplikacijų po operacijos. Sveikimas, gijimas, infekcijų rizika, hospitalinių infekcijų rizika, visada yra mažesnė, jeigu, tarkim, savaitę arba 2 savaites yra naudojamos vaistažolės. Čia yra įrodyta senų seniausiai, niekas to net neneigia. Bet, yra problema, žmonės to nedaro. Nes, labai retai būna. Aišku, būna, kai operacijos chirurginės jie daromos čia ir dabar. Traumos, kitos aplinkybės, kai reikia čia ir dabar. Bet labai daug operacijų yra skiriamos iš anksto, vadinamosios planinės operacijos. Žmogus prieš vos ne pusmetį žino, kada bus jam daroma operacija chirurginė. Tai savaitę arba 2 vaistažolės iki minimumo sumažina komplikacijas. Tai čia buvo atsakymas į tai, kad net šiuolaikiniais metodais gydant, ligonius, vaistažolės, gali labai labai prisidėti. Ir, kaip čia jum pasakius, jeigu tai yra taikoma ir Lietuvoje, bet truputėlį rečiau, bet, visas pasaulis ar vakarų, ar rytų, tai puikiausiai žino. Šitos žinios tai nėra, šių dienų, tai nėra šių dienų, kaip sakant, atradimai. Tai yra senų seniausiai aprašyta. Tiesiog mes, primityviai tariant, tarkim, mes sustiprinam organizmo apsaugines, funkcijas. Organizmas yra paruošiamas, būsimam stresui, nes bet kokia chirurginė operacija yra stresas. Patys žinom, kad stresas slopina imuninės sistemos darbą. Kai yra slopinama imuninė sistema, tada infekcinių, ligų ir infekcinių pasireiškimų rizika yra labai didelė. Ir viską sudėjus į vieną grandinėlę, tiesiog elementarios, vaistažolės, visiškai net, galim sakyt, ne į temą su liga, gali labai padėt. Ir kodėl tai nedaroma yra arba kodėl tai nėra taip, praktikuojama, nežinau, bet kad tai egzistuoja ir kad tai yra žinoma ir, gal studentai tai įsidėmėję, turės kokių nors minčių, nuomonių, pagaliau gal jų sprendimų rezultatas nueis, kaip sakant, toliau ir duos, postūmį, tarkim, visuomenei, mokslui pagaliau arba tiesiog savo artimiesiems. Toks dalykas yra, kad, tokių atvejų yra dešimtys, šimtai ir net tūkstančiai, nes, kaip žinia, su vaistažolėm draugauju seniai ir su žmonėm taip pat seniai draugauju. Man yra įdomiausiai, iš tikrųjų įdomiausia yra dirbt su, tarkim, šalutiniais poveikiais, kaip minėjau. Tarkim tarkim, yra sunki liga, stiprūs vaistai ir tų vaistų šalutinis poveikis yra, tarkim, tam tikros, galiu konkrečiai pasakyt, tam tikros, tarkim, gimdos problemos. Tai nėra susiję su liga, bet vaistai, gali, stipriai paveikt neigiamai, tarkim, gimdą. Ir
yra t kodėl aš šypsausi? Dėl to, kad, elementarios vaistažolės visiškai arba, nu, galim sakyt, visiškai, kaip sakant, nu, galim sakyt, kad nebūna taip dažniausiai ar ne, bet, daugumos atvejų paprasčiausios įprasčiausios vaistažolės gali apsaugot šį, tarkim, moterim ypatingai, svarbų organą. Ir tai nu klausimas buvo apie praktiką, apie pavyzdžius, apie pastebėjimus. Tai tokių mano patarimų, tarkim, dėka, moterys, džiaugiasi, nors ir sirgdamos kita liga, džiaugiasi, pavyzdžiui, išsaugojus, svarbų organą. Kitas dalykas, kaip minėjau, vaikučiai. Vaikas, pradėdamas eit pirmą kartą į darželį ar mokyklą, jisai neturi susiformavusios, tarkim, imuninės sistemos duomenų bazės. Imuninė sistema dar nėra susidūrus su visais, virusais ar bakterijomis, kurias vaikas suras mokykloje ir daržely. Tik nueina į darželį, pirmąkart susitinka tarkim, virusą, kad ir peršalimą. Ir vaikas gali atgult, net savaitei tiesiog į lovą. Tada kažkas turi slaugyt, kažkas turi neit į darbą ir toks gaunasi užburtas ratas. Tai ne tik einant pas dantukų gydytoją galim mes pradėt profilaktikai, tai vaikučiai ypatingai gerai, žodžiu, vaikų organizmas ypatingai gerai reaguoja į vaistažolių vartojimą prieš, e, tarkim, einant į mokyklą. Kaip minėjau, mokykla yra tam tikra virusų ir bakterijų kolonija, veisykla, galim sakyt. Ir kai vaikai susiduria prieš tai bent porą savaičių vartoja, vaistažolių preparatus, jų tikimybė pasigaut virusą nesumažėja, nes virusai vis tiek bus, ten, kur jisai pateks, tarkim, mokykla ar darželis, bet vaiko organizmo reakcija visąlaik yra žymiai švelnesnė. Net 7 dienos, net ne 5 dienos, o tai gali būt 1, 2, 3 dienos. Ir tiesiog linkiu ir mamom nepatingėt ir padėt vaikams, tarkim, prieš peršalimo sezoną. Padėt pamėgt vaistažoles. Kaip minėjau, ne tada pradėt gert vaistažoles, kai vaikas pareina namo jau turintis, tarkim, aukštą temperatūrą, kostintis ir panašiai. Savaitę, savaitės gal neužtenka, bet 2, 3 savaitės mes galim vaikui padėt. Ir dėl ko aš čia kalbu, tai yra tos situacijos, kurios, tarkim, mano patarimu, mamos naudojasi tais patarimais ir rezultatai būna iš tiesų puikūs. Puikūs ir dviem aspektais. Vaikas yra sveikesnis, jisai geriau jaučiasi ir patikėkit, yra tokia socialinė bėda. Tada ir mama jaučiasi geriau, nes jos darbdavys, taip pat teigiamai žiūrės, kad, mama ar tėtis, šaltuoju metų laiku, nepraleidinėja darbo, neslaugo savo vaikučių ir neima nedarbingumo lapelio. Taigi mes turim visą grandinę: vaikas, mama arba tėtis ir jų darbdavys, nes viskas, susistato į vėžes. Bet banalu, elementaru, bet, net tokiais paprastais atvejais, galima rast išeitį ir svarbiausia, kad jinai yra veikianti. Tai daugiau nesiplečiant, tiesiog dalį informacijos studentai gaus. Kitą dalį studentai galėtų gaut, jeigu jie užklausė per
paskaitas arba kartais net, asmeniniais laiškais ir visada yra randamas, tarkim, su studentais, pokalbis ir rezultatas visąlaik gaunamas yra. Ir ko linkiu studentam? Geriau yra paklaust, nesigėdyt, nes, blogų klausimų nebūna ir visada mes galim padiskutuot, o diskusijose kas? Gaunamos žinios, kurios labai reikalingos studentams, nes jie ateina mokytis vedami žinių troškimo ar žingeidumo, ar tiesiog smagaus laiko praleidimo su tam tikromis žiniomis. Taigi, gerbiami studentai, būsimi studentai, aš lektorius Edvardas Kazlauskis, nuoširdžiai kviečiu, studijuot fitoterapijos pagrindus holistinio ugdymo institute, nes jeigu jūs jau mąstote apie studijas, reiškia pas jus taip pat yra tam tikra kibirkštėlė, tam tikras noras, susipažint, su šiuo mokslu, su šia tiesiog su šiuo dėstomu dalyku. Ir visada yra geriau žinot smulkmenas ir tam tikrus dalykus, kurių kartais negalima gaut, nesimokant. Aš kaip minėjau, principai, taisyklės, dėsniai. Jie palengvina žinojimą ir mokėjimą, kaip elgtis su vaistažolėm. O aš kaip dėstytojas jum, pasistengsiu tai perduot ir linkiu, kad jūs man užduotumėt klausimų, aš pasistengsiu į juos atsakyt, bet aš pasistengsiu ir duot visą informaciją, visas žinias, kurias aš esu gavęs ir kuriomis aš disponuoju. Ir tos žinios tikrai pasitarnaus, tarkim, jūsų buityje, jūsų šeimoje, pagaliau jūsų darbe, ar tiesiog praplečiant akiratį. Taigi, lauksiu jūsų ir iki pasimatymo.